Sveikinu su jumis iš Močiučių restorano. Šiandien aš parodysiu jums, kaip reikia susisukti kastinį sveistą. Nes yra daug prašančių, katrai nemoka, katrai moka. Jo, aš žinau, kad jūs mokat, tu jau komentuosit, kad reikia tepų, netep. Nu, čia ir jūsų valia, jūsų gali. Kaip jūs norit, jūs tep sukit. Aš rodau tiem, katrai nemoka. Išvis rodau procesą. Mums reikės molinę ąsotį, medinį šaukštą. Mums reikės kefyrą, mums reikės sveistą, 82% aš turiu sveistoką komber temperatūros. Mums reikės droskas, pipirų, kmynų ir česnaką. Ko jūs norit, tu jūs įsidėkit. Ir mums reikės gerą šiltą vandens bliūdėlį, kad pašildyti paskiau visų tų dalykų. Pirmiausia, mes įsidedam tų sveistoką, va, išsiminkštinam ir kol ons toks bus, aš jums parodysiu, koks ons turbūt. Kad pradėtų suktis. Žiūrėkit, jau mano sveistoks ir toks jau labai gerai išsisokęs, jau aš galiu po biškį pilti kefyrioką. Va, koks mums gražuolis ir jau pabala ir aš po biškilioką pilsiu kefyrioką ir soksiu toliau. Žinokit, on storsto imti tų kefyrą į savim. Oi, kaip gražiai. Kek. Žiūrėkit, kaip ons gražiai sujem, va, tų kefyrų, nelikt, nikokių, ni paraugų niek nelikt. Jeigu matom, kad mūsų jau, kad įpilšta tų kefyrioką biškį, kad jau nebijam tas sveists kefyrioks atskiro ir tas sveists ir atskiro, tada biškį pašildom, bet negal perkaitinties, ons gal suskysti. Dedam visko po biškilioką, kmynų, man patinka, kad užkondi kmynėlį kokį. Česnakėlis, ojei, kaip skaniai, diktas skaniai. Žinokit, sukapuotas česnaks yra žymiai, skanesnis negu sutraiškytas. Ne, droskas daug negal dėti, juk sako, droska nesveka ir valgy. Vo, kiek bakalėlį, vo, vaizėkit, kaip gražiai. Išsiverdat bolvių su lopinom. Kol kastins atšals, išvers bolvis, jeigu dar turit bačkenį vagorklą iš bačką.